Visiems geros dienos. Šiandieną pasidarysim halvą su razinkom, su vanilės ekstraktu. Razinkas mes užmerksim, tegul jos pamirksta biškį. Nu, čia susipilam pusę kilogramo nuvalytų saulėgrąžų ir truputį pakepinsim iki geltonos spalvos. Mūsų saulėgrąžos jau apkepė, pagelto. Nu, čia jau turim paruoštas. Dabar išmetam į didesnę tarą ir duodam jiem atvėsti. Nu, pradėsim trinti mūsų siemkas, saulėgrąžas. Visas iškart netrinsim, todėl kad yra čia labai daug. Ir iš vieno karto mes neištrinsim, todėl kad užkais mašiną, reikės duoti pailsėti. Nu, dengiam ir malam. Į vieną masę turi masę gautis tokia kaip sviestas. Na, kokiu čia gavosi. Pasaka, čia gavosi labai tokia, kokiu turi būti. Viskas. Su saulėgrąžom išsiaiškinom. Mes čia įsidedam cukraus. Aprašymai bus pasakyta kiek. Ir įpilam vandenį. Virsim sirupą, kol mūsų temperatūra nepakils iki 120 laipsnių karščio. O čia turim baltymus. Čia iškart pradėsim plakti mūsų merengę. Truputėlį druskos. Nu, sirupas mūsų verda jau, kaista. Lauksim, kol pradės virti, pradėsim plakti merengę. Pradedam plakti mūsų baltymus. Nu, tai va, turim reikiamą temperatūrą. Jungiam lauk. Nu, ir dabar ploną čiurkšlelę pilam čia į plaktą baltymą mūsų. Nu, va, viskas, mums tokios reikia, nereikia labai kietos. Nu, tai jau mes čia plakėm 2 trynius, gal tiek nereikės. Susidedam mūsų razinas. Ir pilam pusę maždaug. Nu, va, viskas. Dabar dedam į indelį. Uždengsim su plėvelė. O taip. Ir šaunam į šaldytuvą porą valandų, kad mums visai šaltų. Nu, tokią halvą mes gavom. Gavos labai nebloga, labai skani. Ir puodelį kavos. Taip, kad visi prie stalo, visiems skanaus. Ir iki sekančio.